Kokio stiprumo akinius nešioji? Mano akiniai buvo -3,5, bet man jos išrašė Liepos mėnesio, kai rugsėjo mėnesį atėjau vėl pasitikrinti akių, jau jos buvo tragiškai nusilpusios, bet aš net į receptą nepasižiūrėjau, nes ką tik buvau akinius nusipirkęs ir nusprendžiau tiesiog nepirkti. Bet man regėjimas iki šitos stovyklos dar krito, nes jutosi per akis pačiam net labai tragiškai, bet mat esu informatikas, tai niekom negaliu kaip ir pasiskųsti. Na, kai pirmą kartą užsidėjau dabar akinius iš po visų mankštų, tai labai nustebau, nes tie akiniai, kurie buvo -3,5, man jau jaučiasi tikrai per stiprus. Iš pradžių man atrodė, kad mankštos man absoliučiai naudos kaip ir nedavė, nes antroji dienoj buvo pagerėjimas labai didelis, o visas likusias nebesimatė jokio pagerėjimo ir atrodė, kad labai prašiau matau. Bet kai užsidėjau akinius, tai suvokiau, kad taip tikrai nėra. Ir tikrai tos visos mankštos ir visi tie regėjimo pratimai, tų dar aš kurių nežinojau ir nedariau namuose, nes tikrai pasakė daug naujų pratimų, jie tikrai manyčiau, kad kažką pagelbėjo. Ar patikėjai, kad žmogus pats gali atstatyti savo regėjimą? Taip, ir tuo jau tikėjau ir prieš tai net. Tai dabar ruošiesi dar daryti, grįžęs tos pratimus? Taip, tęsiu toliau, nes ir prieš pat atvažiavimą čia aš kaip ir jos ir dariau. Kaip manai, ar turėjo įtakos visos kitos veiklos, ar užtektų žmogui daryti vien tos akių pratimus, ar prisidėjo ir tai, kad reikėjo sportuoti, maudytis? Manyčiau, tikrai padėjo ir ypatingai galėjo padėti režimas, kad reikia labai anksti su saulė keltis. Dar tos maudynės šaltame vandenyje, ko tikrai niekada gyvenime nesudaręs, tikrai pagelbėjo. Tos mankštos linksmos, nes vis tiek regėjimas yra, tai kai akis, tu turi būti atsipalaidavusios. O jeigu tu darysi vien tik tos pratimus ir po to darysi kitus dalykus, pavyzdžiui, įtemptai, tai tavo akis bus įsitempusios, tai kaip ir negerės tas regėjimas. O per visas kitos šie dalykus, per mankštas, per viskas, jos būna labai juokingos, linksmos ir stiprios labai ganėtinai. Nu ir tai, sakyčiau, vis tiek atsipalaiduoja labiau. Ko palinkėtum žmonėms, kurie bijo, nedrįsta arba netiki tuo, kad jie gali patys savo padėti? Nu čia kaip ir šitoj vietoje sakė, iki kol žmogus iš savo kokono neišris ir pats nesupras, kad to jį gali padaryti pats, iki tol jis ir dėvės tos akinius. O jeigu jis susivoks, susiims save ir tas pats ar 10 metų užtruks, ar 5, ar net dar mažiau, tikrai jis pasigerins regėjimą, iki kol jis turės vilties. Ačiū.